Sveiki, su jumis Aurimas. Čia mes apie derybas. Taigi, paliesime šiandien apie tai, kas erzina pašnekovą, kitą pusę, ir tai, kas patinka ir sudomina mūsų derybų varžovą. Taigi, nėra nieko labiau erzinančio, kaip galvoti, jog pašnekovas tavęs nesupranta arba nesiklauso. Kiekvienas norime būti išgirstas ir suprastas. Arba bent jau norėtume nuoširdžiai žinoti, kad kitas stengiasi ir bando mus suprasti. Vietoj to, jeigu taip nevyksta, mes matome, jog tai nesistengia kitą pusę suprasti mūsų ar klausytis, tai mums veikia per ego, mes jaučiamės numenkinti. Tai jeigu ignoruojate kitą pusę, užtikrinate, kad ji mažiau norės daryti tai, ką jūs pasiūlysite, nes paprasčiausiai tai juos sunervinsite. Tai jeigu norite sumažinti susitarimus, apsimeskite, kad nesiklausote, ignoruokite ir tikrai tai padės jums sunaikinti susitarimus. Tačiau mes ne apie tai, mes apie priešingą efektą, ir tai tas priešingas efektas ar pozicija, tai vadinama tokiu įdomiu žodžiu taktinė empatija. Taktinė empatija skiriasi šiek tiek nuo empatijos ir būtent empatija, jei taip jau, tai yra gebėjimas atpažinti priešininko perspektyvą ir dar geriau ir ją įvardinti. Tai jūs ne tik, kad pats suprantate, bet ir parodot pašnekovui, kad jūs suvokėte situaciją ir jis tokiu būdu labiau jūs pradeda mėgti. Būtent įvardinimą, nes, suprantat jūs, bet jis nežino to, kad jūs suprantate, o kai įvardinate, tada visi suvokia, jog visi tą patį mato. Ir toliau būti empatiškam, tai paklausti, kaip jaučiasi ir įsipareigoti suprasti bei suvokti, sutikti nebūtina, pašnekovo pasaulį. Kaip tai galėtų atrodyti? Jūs paklausėt, kaip tu jautiesi dėl šito susitarimo ir jis ten sako, aš jaučiuosi ten suglumęs, tarkim. Ne? Jūs galvojat, galbūt viskas aišku čia, nieko čia nėra dėl ko suglumti, bet pasakot, aš suprantu, jog tu gali būti suglumęs, arba aš girdžiu, kad tu suglumęs ir viduje tai jūs atkartojate, nebūtinai tam pritarėte, bet parodote tą ryšį ir viduje galite sakyti, nepritarti viduje, bet jūs įvardindami tam jūs parodote, kad jūs suprantate. Tas jūsų pritarimas nebūtinai yra, jums tik reikia parodyti, kad jūs žinot, kad jis yra suglumęs, ar nebūtinai tiesiog kodėl. Bet aišku, jeigu paklausite kodėl, kas, kaip, ką, tada galėsite spręsti tą visą situaciją. Čia tas sprendimas tai yra antras lygis, pirmas lygis tiesiog galima paklausti, atkartoti, o po to jau spręsti. Tai būtent tas atkartojimas parodo, kad suprantam pašnekovo pasaulį. Mes sakom one of us, vienas iš mūsų. Ir jeigu jis vienas iš mūsų supranta mano pasaulį, tai mes automatiškai jį mėgstame labiau. Taigi, tai čia jeigu apie empatiją, būtent, o taktinė empatija suprasti kito žmogaus jausmus ir mąstyseną bei nutuokti, kas iš tikrųjų slypi už tų jausmų. Tai yra ypač galingas emocinis intelektas. Ir galvoti kaip apie žmogiško kontakto tęsinį. Sveikos žmogiškos sąveikos pagrindas
ne kaip dirbtinis priedas, tai turi būti. Nes emocijos už jų slepiasi kažkokie poreikiai. Ir būtent, jog jeigu jūs, galiu pakartoti, suprasti kito žmogaus jausmus ir mąstyseną, bei nutuokti, kas iš tikrųjų už tų jausmų slepiasi. Tai gilesnių poreikių suvokimas, gilesnių emocijų perpratimas. Taip, tam reikia laiko ir patirties, bet, jeigu, pavyzdžiui, žmogus patiria ten baimę, tai jūs suvokimas, jam reikia saugumo. Tai priešinga pozicija. Jeigu yra kažkoks pyktis, tai reikia... Pyktis reiškia, aišku, ten daugiau kraštutinumą ir nepasitenkinimą, vadinasi, kažkur peržengta buvo riba pasiūlymo ar panašiai. Aišku, čia apie kiekvieną emociją galima labai daug kalbėti, kas už jos slepiasi, bet čia gal dabar ne apie visas emocijas mes kalbėsim, bet apie tai, kad galima pastebėti, kas už tos emocijos slepiasi, o emocija slepia tam tikrą neišpildytą poreikį. Vat ir jūsų kaip taktinio empato tikslas ir užduotis įsiaiškinti tą poreikį, kas už tos emocijos slypi. Daugiau kalbam apie neigiamas. Ir kadangi jūs kontaktuojat su savo derybų varžovu ir matot, kokie žodžiai išprovokuoja jo emocijas, kokias emocijas, galite tai įvardinti, kad sukurti ryšį ir turėtumėt suvokti, kas už tų emocijų slepiasi. Toliau žiūrint jau dar vienu žingsniu į priekį. Kaip žmogiškosis kontakto tęsinys dėl to, tai yra dėl to, kad tai eidama į gilesnius santykius, į gilesnį ryšį, ne į paviršutinišką. Tai gal tokia esminė taisyklė, emocijos slepia kažkokį poreikį. Taktinio empato tikslas įvardinti ne tik emociją, bet ir poreikį. Ir tokiu būdu jūs, jeigu padėsite spręsti tam žmogui poreikį, jūs suteiksite tai, ko jam reikia, nori jisai. Ir tai jūsų bus kaip derybų svertas, tai suteikti, išpildyti tą pašnekovo lūkestį. Taigi tikslas turi būti sukurti santykį, šiaip jau paėmus. O visa kita tai detalės, priedai, nes jeigu jūs kaip ir sukūrėt santykį ir ryšį, jisai yra jūsų draugas, o su draugu susitarti yra daug lengviau negu su nepažįstamu žmogumi. Todėl daug ir kalbame apie emocijas, apie taktinę empatiją. Ir jūs, kai susipažįstat, sugilinat santykius, ryšį, susitarimam visada bus daug lengviau. Todėl iš principo eiti į emocijų pažinimą, atradimą, susivokimus, vidinius poreikius, kas už jų slepiasi. Tai yra prasminga ir praktiškai reikalinga. Taktinė empatija, tai yra naudokite kiekvienam pokalbyje ir mokinkitės savo taktinio empato įgūdžius ir padarykite tai savo asmenybės dalimi. Tai reiškiasi išmokti, integruoti tai į savo būdą, charakterį, kad, kaip ir sako, išmokus neatmoksi, bet tą treniruotis reikia. Ir prasitreniravus, pradžioj kažkiek daugiau reikės pavargti, bet tik išmokus, tai tampa jūsų sudėtinė dalimi ir tai turėtų būti siekiamybė, tikslas jums kaip derybininkui išmokti būti taktiniu empatu, kaip natūraliai, kaip važiuoti dviračiu ar kvėpuoti, jog bet kokioje situacijoje jūs matytumėt daugiau užmatomo vaizdo, kalbant apie emocinę gamą ir poreikius susijusius su tom emocijom. Toliau pakomentuojant empatiją, jos grožis yra tai, kad nebūtina sutikti su žmogaus idėjomis, tiesiog parodyti, kad jūs klausotės pašnekovo, tai savo ruožtų padaro atvirumą tarp jūsų. Galite paprasčiausiai sakyti, galim sutarti, kad mes nesutariam, arba aš nesutinku, aš girdžiu tave, tavo tokiais pasiūlymas, ar ten tavo toks planas ir aš atvirai, priimdamas tavo pasiūlymą, jam, reiškiu kitą poziciją, nebūtinai tokią pačią, bet svarbiausia pasakyti, aš girdžiu tave, girdžiu tavo planą, girdžiu tavo pasiūlymą ir etiškai, taktiškai, gražiai išreikšti savo nuomonę bei poziciją.
Nereikia tenais slapokauti, kažkaip manipuliuoti, reikia, išgirdau, kad tu nori to ir to iš manęs, pavyzdžiui. Ir, tarkim, aš to tiek negaliu duoti. Ir galiu sakyti, aš to tiek negaliu duoti, negaliu savo to leisti. Man tai šis pasiūlymas būtų nepriimtinas, aš norėčiau persvarstyti susitarimą. Ir, tai etiškai ir taktiškai ir pasakote, kad jūs girdite, ko jis prašo, pateikėt naują pasiūlymą, arba sakote, reikėtų persitarti kitokias sąlygas. Girdžiu, ko prašai, to, bet man tai netinka, aš esu kitos nuomonės ir norėčiau tartis kiek kitomis aplinkybėmis, kurios ir man tiktų, būtų priimtinos. Tai, tiesiog paprastas nuoširdus atvirumas leidžia toliau vystytis diskusijai. Dažnai žmonės nenori pasakyti, kad jie nepritarė pasiūlymui ir neteikia kontrdarybinių pasiūlymų, ko pasiekoje darybos tiesiog nutrūksta ir dingsta. Žmonės, pasakysiu, įprastai bijo dėrėtis. Dėl ko? Dėl to, kad dėrybos tai yra menas ir jam reikia turėti instrumentų. Tai kaip ir grojant yra natos, taip ir dėrybose kiekvienas judesys yra tam tikra nata. Ir dažniausiai žmonės būna neišmokyti, negirdėję, nematę, tiesiog nesusidūrę tik iš vidinės patirties, kaip dėrėtis, ko pasiekoje, trūkstant įgūdžių, nesinori net veltis į tas situacijas. Mes visą laiką linkę bijoti to, ko nepažįstame. Ir darybos neretai ta būna zona, tai reikalauja tam tikrų psichologinių, emocinių įgūdžių. Ir sulaukus pasiūlymo, pavyzdžiui, kuris supykdo mane, įprasta situacija, neteikti jokio kontrapasiūlymo, tiesiog įsiskirstyti ir dar užpykti ant priešininko. Tai mažvaikiška pozicija, taktika. Reikia į darybą žiūrėti, neprisirišus, tai aišku, jeigu deratės į tai, kaip prisirišęs ir neturit kito pasiūlymo, tai labai bloga situacija ir iš tikrųjų psichologiškai labai sunku. Reikia eiti į darybas be prisirišimo, gauti rezultatą, kaip ir toks yra pasakymas. Geriau jokio susitarimo negu blogas susitarimas. Nes jei susiderinsite blogą susitarimą iš kritinio savo poreikio, neturėdami alternatyvų, tai greičiausiai nebus pati dėkingiausia situacija jums. Jūs turėtumėte eiti į situaciją atvirom rankom, su galimybė priimti gerą pasiūlymą ir atsisakyti prasto. Jeigu jūs negalite sukurti savo aplinkybės atsisakyti prasto pasiūlymo, tai esate įkaito vietoje. Tad pirmas dalykas pasistengti nepapulti į tą įkaito vietą. Ir apie ką aš sakiau, tai teikti kontrapasiūlymus, net jeigu jūs sulaukėte ne visai dėkingo varianto. Ateinate į kažkokią situaciją, tarėtės jums pasiūlo ir jūsų reikalas pateikti kontrapasiūlymą, išdėstant situacijas ir minėtas taktikas, taktinę empatiją, atspindėjimą, kitas taktikas, tiesiog visą arsenalą tų savybių jūs galite panaudoti būtent tam kontrapasiūlyme. Ir sakydami, jeigu turite laiko pasiruošti tam kontrapasiūlymui, tai galite sudėlioti tą visą sakinį, struktūrą, visą logiką ir išdėstant įvairias aplinkybės. Tikrai paprastas atrodytų laiškas gali skambėti iš tikrųjų ganėtinai įtikinamai, pridedant tinkamus raktinius žodžius ir atkartojant esminius dalykus, išreiškiant, kas kitai pusiai svarbu, kas mums svarbu, performuluojant pasiūlymo struktūrą, kurią jūs buvot gavę į kitokią ir pasakydami, kad tai jums tiktų, bet jeigu to nedarote, tai tiesiog paprasčiausiai pasako, tinka, ne, viso gero. Tai čia nėra dėrybos, čia buvo pasiūlymo ir atmetimo situacija. Dėrybos tai kai vienas su kitu teikia pasiūlymus, kol susiderina. Jeigu yra kažkur susitarimo vieta čia, tai vienas pasiūlys čia, kitas čia, tada pakeičia ir suranda tą susitarimą. Kartais tai būna net ganėtinai ilgas procesas, kartais greitas, bet reikia dažniau manyti, kad tai nebus iš pirmo karto viskas įvykdoma. Ir jei tai lūkestis bus, kad nebūtinai iš pirmo karto, tai jūs tikėsitės tų dėrybų vadinamųjų raundų ir teiksite patobulintus, patikslintus pasiūlymus.
Tai, mes čia apie tai. Ir būtent pasiklausydami šių video, jei dar nematėte praeitų, būtinai peržiūrėkite, tai pakomentuokite komentaruose, kas patinka iš mano video ir bus galima tai diskutuoti. Tai va, gal tada judam toliau. Ir apie empatiją. Būtent pasitelkus empatiją reikia suvokti, kad jūs darote tiesioginę įtaką savo pašnekovui, auditorijai, būtent per tą įvardinimą su savo požiūriu, sakydami, kad man atrodo, jog tu esi ten piktas, liūdnas, kažkoks. Tai jūs identifikuojate, ką pamatote ir tai ir yra įtaka ir iš principo netgi, tai gali atrodyti, kad tai veikia kaip sulig magija. Jūs stebuklingų būdų, tiesiog net, jei to nesat naudoję, tai tikrai labai, labai rekomenduoju išbandyti, nes tai toks didelis poveikis, impact, būna, kad sunkus net suvokti, kad, pavyzdžiui, jeigu nežinodami tų aplinkybių, jūs taip pasielgėt, panaudojate empatiją, pasakote, ką kitas jaučia ir situacija pradeda keistis, bet dažniausiai žmonės nežino ir nesuvokia, dėl ko tai viskas keičiasi ir tada jie tokiam šešėlėje pasimetime. Tačiau jūs dabar žinosite, įvardinsite emocijas ir aplinkybės keisis dėl jūsų aktyvaus įsitraukimo ir situacijos visos pamatymo, išanalizavimo, pasakymo, atkartojimo, jūs jau pakeičiat. Tai tiesiog magiškai veikia. Labai, rekomenduoju tą taikyti ir naudoti ir stebėti, kaip kinta situacija jūsų akyse dėl jūsų tiesioginės įtakos. Aišku, empatija iš principo laikoma minkštuoju komunikacijos įrankiu ir tam yra fiziologinis pagrindas. Atidžiai stebėdami žmogaus veidą, gestus ir balso toną smegenys tarsi supanašėjo. Tai, ne tik, kad mes mėgstam vieni kitus panašesnius į mus, bet būtent stebėdami ir matydami kitą žmogų atidžiai, smegenys tai supanašėja, tai vadinasi neuronų rezonansu šitas dalykas. Tai čia, jau čia iš mokslinės pusės dar daugiau ir giliau. Tas neuronų rezonansas, tai reiškia, kad mūsų smegenys, smegenų bangos susipanašina. Tai fiziškai nesimato, bet jeigu mes matom dalykus, jaučiam panašius dalykus, tai mes automatiškai tampame labiau panašesni į kitą. Tai ir evoliuciškai todėl, sakykime, žmonės patinka bendrauti su kitais panašiais į mus, o ne būti vienišiui kažkokiam. Dėl to, kad tos bangos, kai būna vienodos, panašus dalykai patinka, panašios emocijos būna ir mes norim būti grupės dalimi, tai dėl to gamta taip surėdė. Tai reikėtų tai turėti omeny, kad jūs atkreipdami dėmesį į kitą žmogų, matydami jo emocijas ir jausmus, veikia dar jums nepavaldus, bet žinant apie tai, kad veikia smegenų tokio rezonansai, tai galite irgi naudoti savo suvokimui praplėsti. Ir kai tas supanašėja, tai galima suprasti, ką kitas žmogus įtarti galim, ką jis jaučia ir galvoja. Kai mes stebėme, analizuojame, tai tas tokias intuicijos ir jausmo dydis stiprėja. Ir jums tampa vis akivaizdžiau ir lengviau pastebėti, jeigu jūs, aišku, pratinsitės. Faktiškai taktinę empatiją treniruosite, bandydami atspėti, atkreipti žmogaus emocijas ir tai lavinama yra, mokama prisiderinti prie kito. Per neuronų tą rezonansą, reiškia, stiprindami, jūs irgi tokį didinate ryšį, nes iš principo jūs panašėjate savo mąstyseną. Netampate vienu, bet panašėja jūsų mąstysena. Ir jeigu nustoja žmonės bendrauti, tai tas rezonansas dingsta. Nes gal čia dabar nesu taip pasiruošęs tokio, bet mačiau, kai tokie laikrodžiai, kurie su svingulėm pastatyti, skirtingų ritmų muša ir po to per laiką visi susivienodina. Susivienodina tas ritmas
ir pradeda vienodų tempu tos cvingulės vienu metu siūbuoti. Tai, kažkas panašaus. O kai nustoja bendrauti, tai, sakykime, atgal išsibalansuoja ta neuronų rezonansas smegenų. Ir būtent empatija įjungia tą neuronų rezonansą, o kai žmogus yra toj būsenoj, sakykime, kažkokį kitokį, gal ne tik neuronų rezonansas, tokį vaibas, man žodis ant liežuvio galo, vaibas, bendras vaibas tampa, panašus vaibas. Bet šitą gal teiginį geriau pavyktų atsiminti. Tai kai būna panašus vaibas, tai žmogus yra linkęs klausytis bei atkreipti dėmesį į pašnekovą. Kodėl? Nes aš manau, kad jis yra toks pats kaip aš ir man jo prasminga klausytis. Jūs stebite žmogų, siekite taktinės empatijos, suprasti, kokią emociją patiria, kodėl, kas kaip. Ir tiesiog jūsų stebėjimas supanašina vaibą dėl to, kad jūs įsijaučiate į tą žmogų ir bandot kaip kas yra dar irgi empatija, įlysti į kito kailį ir suprasti, ką jis jaučia. Ir to proceso metu jūs supanašinate vaibą smegenų. Ir dėl jūsų pastangų gilintis į kitą žmogų, jo emocijas ir poreikius, jūs automatiškai naudoja tokią žmogiškąją magiją, kuri padaro jūs panašesnius į vienas į kitą vien dėl to. Ir tokiu būdu jūs labiau suprantate kito poreikius ir tas kitas labiau nori klausytis jūsų. Prašau, atrodo, derėtis yra sunku, taip, tarsi, bet iš tikrųjų, jeigu jūs nuoširdžiai žiūrite į situaciją ir į procesą, tai jums reikia tiesiog nuoširdžiu situacijai, aplinkybėms, jas bandyti suprasti, perprasti. Ir pats likimas, visas motorika, biologija jums padeda, tai ne už jūs nusprendžia, tai suteikia tašką, koeficientą, didina ir kuo toliau, tuo jis labiau stiprėja. Nepaisant su patirtim, dar labiau didėja ir greičiau. Tai, jei taip trumpai, užtektų nuoširdžiai gilintis į kitą pašnekovą, į jo situaciją ir į aplinkybės. Iš principo, net aš esu tą patyręs, kai panašus vaibas galima nuspėti, ką kitas pasakys. Ir, čia toks jau ekstras sensorinis, gal sakytume, dalykas, bet, jums buvę tokių situacijų, kai pradeda sakinio pradžią ir jūs jau žinote pabaigą. Tai dažniausiai būna tai tokius žmonės lengviau atspėti, kai jūs turite jau patirties į tas situacijas, pakankamai daug, arba su senu pažįstamu bendraujate. Tai dėl to. Tai arba galima, jeigu naujai sutiktų žmogum, empatiškai žiūri, tai, sakykime, paėmė irgi tą rezonansą. Įsijungi tiesiog į tą vaibą. Kaip tai praktikuoti, bet būtent tą įsijungimą į tą vaibą žmogus, tai, įsijausti tiesiog į kitą žmogų. Nebūtina bendrauti pačiam su tuo žmogumi. Galima net ir, žiūrėti per kažkokias vaizdajuostes ar ekranus ir panašiai, tiesiog matyti ir bandyti įsijausti į. Tai yra nebūtina gyvai susitikti su juo ir tai daryti. Tai galima daryti ir nuotolio būdu, jūs įsijaučiate jį ir bandote suprasti, žiūrėdami video ar panašiai. Tas vibracijas reiškia susilygiuoti su juo ir tokiu būdu supanašėti. Čia, sakykime, gal toks irgi teiginys visai, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi, ne? Arba galima apie žmogų spręsti, kokie jo draugai, nes tai yra jo aplinka, jo žmonės ir greičiausiai jis į juos kreipia daugiausiai dėmesio. Jeigu nežinojate, dėmesys yra vienas iš svarbiausių ginklų, ne tik derybose, bet šiaip gyvenime ir žmogui Dievo dovana yra dėmesys ir per dėmesį mes keičiame, net ir šitoj metafizikoje materiją. Dėmesys rodo, kurios dalelės juda ir mūsų lūkesčiai keičia tiesiog aplinkybės. Tai kalbant apie dėmesį, sukoncentruodami dėmesį į pašnekovą, suvienodinat savo vaibą ir tai padaro jūs daugiau receptyvų jo situacijai, jis labiau linkęs jūs klausytis, jis pats nežino dėl ko. Dėl to, kad jūsų vibracijos sutampa smegenų panašesnės arba net vienodos. Ir tiesiog automatiškai jūs mėgstate vienas kitą labiau. Tai va, būtų šiandien tiek. Dėkui, kad skirite laiko savo kompetencijoms.
Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Būtinai prenumeruokit ir rekomenduokit. Viso.